Kova dėl LKL čempionų žiedų rytoj tęsis Utenoje. Savoje arenoje Kauno Žalgiris Juventus klubui nepaliko jokių galimybių. Nugalėtojus pirmin vedė 19 taškų surinkęs Ąžuolas Tubelis. Pirmasis krepšininko treneris Vytenis Tupčiauskas tiki, kad ateityje buvęs jo auklėtinis žais NBA. Rudenį gana skeptiškai Žalgirio sirgalio sutiktas Ąžuolas Tubelis per metus tapo vienu kertinių komandų žaidėjų. Dar nesibaigus sezonui klubas jam įteikė rekordinę 3 metų sutartį. Anot pirmojo Tubelio trenerio Vytenio Tupčiausko, Tomas Masiulis sugebėjo atskleisti stipriasias puolėjo savybės. Mokėjo pas mane ir praėjimą daryti, ir tą tritaškį mesti, ir pacentruoti. Nu, aš matau, kad tą, ką jisai mokėsi tos abecėlės, tą jisai daro dabar. Džiaugiuosi už jį. Iš tikrųjų, manau, kad Tomas Masiulis rado jam vietą. tą, ką jis moka ir išryškino jo gerasias pusės. Tupčiauskas Ąžuolą Tubelį ir jo brolį Tautvilą treniravo nuo 6 metų. Nors treniruotės dvyniai lankė, su metais vyresniais berniukais fiziškumu nuo jų neatsiliko. Tačiau Ąžuolo talentas, pasak trenerio, atsiskleidė ne iš karto. Buvo toks užsispyręs visą laiką, toks atkaklus, siekdavo savo tikslo, labai tik nesimatydavo aikštelėje. Kartais ateidavo į varžybas, įvertindavo priešininką, vieną kėlinį sužaisdavo, paskui slampinėdavo. Tai va, tas mane labai pykindavo. Vytenis turbūt nuo pat mažens, kaip antras buvo tėvas, išmokė to kamuolio, kaip ir ten varyti nuo pat pradžių viską. Šiaip daug ką patardavo, skambindavomės. Anot trenerio Ąžuolas Tubelis buvo labai uždaras. Jis net stebisi, kaip studijos Arizonos universitete ir žaidimas NCAA buvusi auklėtinį pakeitė. Jo atsakymai būdavo taip arba ne. Per daug jisai nekalbėdavo niekada. Ir pagal dabar, kai žiūriu aš į jį, kai jis grįžo iš Amerikos, man net keista, kaip jisai interviu dalina, koks jisai komunikabilus pasidarė. Bet iš tiesų būdavo uždaro būdo, atrodė, kad jam viskas dzin, bet šiaip tai viduje jisai pasidegdavo. Baigęs universitetą Tubelis dalyvavo NBA naujokų biržoje, bet savo pavardės neišgirdo. Nors vėliau 21 puolėjas sudarė dvišalį kontraktą su Philadelphijos 76ers, tačiau NBA vasaros lygoje jam sužibėti nepavyko. Mes po to, kai jis grįžo, diskutavom, tai jisai stovėjo kampe, ir negaudavo kamuolio. Tai sakau, ką tu ten veiki, nusiėmei kamuolį ir varykis pats, ten nieks neduoda to kamuolio niekam. Ten kiekvienas nori užsirekomenduoti ir pakliūti kažkur tai aukščiau. Tai dėja per jo tą charakterį tokį biškį kuklesnį, jisai, manau, kad neatsiskleidė vasaros lygoj, bet aš tikiu, kad jisai grįš į tą per Eurolygą.